Sveiki, esame stende Cirkonzan kompanijos ir Algimantas Ercius trokšta mums papasakoti, kokių gerų dalykų Cirkonzanas yra paruošęs. Tai viena iš naujovių, tai yra printeris, 3D printeris. Yra tikrai nemažo dydžio vonelė, yra plasmasė, tai yra svarbiausia, kad yra vandeniu plaunama plasmasė, yra modeliams gaminti. Ir dvi naujos plasmasės, viena burnautas, tai yra išdeginimui, sakykime, ir kita, kur 20% greičiau printinas. Ir taip pat lempa yra. Lempa, kuri, sakykime taip, vėl džiovinimo lempa, kuri po plovimo vandeniu, nusausinimo. Kas čia head tracker? Čia yra Udo Plazeris pristatinėja prie Plainfinderio priedą, kur appso pagalba ir nuotraukų pagalba per Plainfinderį galima perkelti į skaitmeną viršutinę ir apatinę žandikaulio tiklės pozicijas. Ta prasme, labai modernizavo, labai paprastai kelių paspaudimų dėka ir kelių prietaisų dėka galima tą padaryti. Jau veikianti sistema ir yra pardavime. Ir manau, kad dar vienas įdomus dalykas yra... Atsiprašau, sorry. Tai yra Geolineris naujas priedas, tai yra va, ta juoda dėžutė, yra 6 aukščių sistema, kur mūsų modeliavimo sistemai Cirkonzano modifieriai pasirenki modelį prieš spausdinant, tu pasirenki kokio dydžio geolinerį pasirenki ir programa automatiškai apskaičiuoja kokio aukščio ir atspausdina ir kad gali prisisukti ar prisikliuoti plokštelę ir magneto pagalba be gipso viską susiartikuliuoti. Kaip ir matot pavyzdžiai, tai veikia su bet kurios sistemos artikuliatorių, ar girbachinių, ar saminių, ar dar kažkas, ar to pačiu Cirkonzano PS1. Yra mini artikuliatorius. Irgi yra patobulintas tai, kad irgi jau tai pačių magnetukų sistema gali ir tai daugiau pusiniams, sakykime, daliniams modeliams ar dar kažkas. Tai vat, čia iš pagrindinių tai dar yra, kad modifieriai taip pat galima čia dar parodyti. Nunešė modelį. Galima modifieriai knarkimo kapas frezuoti. Iš karto, tai yra modifieriai vienintelė galimybė tai, kad yra galima modeliuoti ir apatinį ir viršutinį žandikaulį iš karto ir su arkodento attachmentais tą padaryti. Man pavyzdį galėsi mano pusėje parodyti. Tai dabar čia to reikia per žmonės praeiti. Labą dieną. Iki. Čia dar lietuviai. Tai va, gal keliaujam į tą pusę. Iš tikrųjų, gal dar apie naujienas, tai gal einam čia. Didžiausia naujiena iš frezerių tai yra M6 su keičiamais blokais. Tai yra keli variantai arba 16 vienetų saugykla arba net 58. Ir yra naujas orbitas. Ir kas labai svarbu, tai yra, jeigu variklis yra visiškai naujas, tai yra torkas variklių nuo 20 iki 200. Tai yra visiškai galingas, galima ir titaną, kromkobaltą visiškai ramiai frezuoti. Ir taip pat yra daktarams tai yra intraralinis skaneris su softu ir su palaikymo visoms sąlygom ir garantijom. Ir aišku, žinoma, visų implantinės detalės. Ir aš dar noriu, gal čia rasime kapą. Jo. Snoring appliance. Na, kitas. That is snoring. O, čia. Va, atradome taip. Nuo knarkimo kapa. Va, knarkimo kapa. Iš tiesų panašiai Robertas Rupkauskas man padarė. Tai va,
tai, sakykime, tai galima modeliuoti ant modifierio ir kad būtų aišku dar modifieris, tai yra nepriklausomai, tai yra Circonzano sukurtas softas modeliavimui ir jis yra dabar dar iki vasaros tikrai kaip demo versija nemokama ir galima tik tai... Viską išbandyti, ne? Taip, galima donglą, užsisakius donglą per mumis, sakykime, per mane ir galima pabandyti iki vasaros tikrai, jeigu ne gal net ir iki metų pabaigos. Geras, kas čia? Čia tos kažkas... Čia yra tas pats kaip ir sistema gipsavimui, tai yra pigesnis variantas PS1 artikuliatorių iš gipsavimui, kad įstatyti ir staliuką iš Plinfinderio sistemos ar dar kažkas, tai yra taip pat irgi galima artikuliuoti. Čia yra dar skista keramika. Fresko vadinasi. Naujas produktas? Jau jisai yra daugiau kaip pusę metų ir taip pat kaip... Naujokas? Jo, jisai, bet pasiteisinęs dalykas, bent jau kiek buvo matoma ir... Tai va, tai bent jau tokias pagrindinės naujienos. Super, tik ką. Ačiū labai, tai dėl modeliero ir visų kitų naujovių gali drąsiai tave kreiptis. Taip, drąsiai tikrai, po parodos tikrai bus galima viską tvarkyti ir kas norės pabandyti, tikrai galės deminę versiją pabandyti modifierio. Ačiū labai už ekskursiją. Ačiū, geros parodos.